Mes pradėsim spaudos konferenciją, nors žinom, kad dar yra ir žmonių, kurie ruošiasi čia ateiti, ir žurnalistų, kurie laukia eilėje prie įėjimo. Ką padarysi su tą padų renginiai? Pradedam spaudos konferenciją, kas Lietuvą daro policinę valstybę. Aš dalyvauju kaip Seimo narė Aurelija Stancikienė, dalyvauja nuo policijos smurto Garliavoje nukentėjusi Evelina Paltanavičiūtė Matijošaitienė, tuo pačiu policininko žmona, ir dalyvauja Garliavos ir Kauno Kreidelių bylose už tiesą persekiojama Tatjana Narkevičienė. 2011 metais suėjus senačiai Lietuvoje nutraukta beveik 13 000 ikiteisminių tyrimų, o 12 metų pirmąjį pusmetį jau virš 8 000, akivaizdų skaičiai katastrofiškai didėja. Gal prokuratūrai ir policijai trūksta kvalifikuotų specialistų, o gal pinigų darbuotojų algoms, gal jie per daug apkrauti svarbiais tyrimais ir nespėja gaudyti visuomeniai pavojingų nusikaltėlių. Ir policija savo svarbiausią dėmesį pradeda skirti politinėms byloms. Taip Lietuvą iš demokratinės valstybės versdami policinę valstybę. Kai visuomeniai nepavojingiems mažamečio vaiko likimus susirūpinusiems žmonėms, susirinkusiems privačiame kieme persekioti skiriamas ne bet kas, o Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Kai į šį ikiteisminį tyrimą yra įtraukiami kiti pareigūnai tyrėjai ir kai šis tyrimas tampa svarbesnis už visuomeniai labai pavojingų organizuotų gaujų gaudymą ar korupcijos tyrimus, aš tai vertinu kaip politinę bylą, kaip kerštą už bandymus atskleisti teisėsaugos nusikaltimus gegužės 17 dieną, nes kitaip tos sveikų protų be abejonės paaiškinti negalima. Kai policijos pareigūnai pažeisdami įstatymus tampa po areštinės nepilnamečius už kreidele užrašytą tiesos žodį kelia bylas, taip gaišindami savo ir daugybės teisėsaugos pareigūnų laiką, kai šita byla būtų vienintelė ir ypatingos svarbos byla, lyg ant namų sienų nebūtų tūkstančių užrašų su nenuplaunamais dažais, tai kitaip vertinti kaip politinės bylos arba kaip kerštą už bandymus atskleisti teisėsaugos nusikaltimus gegužės 17 dieną yra nebeįmanoma. Šių bylų politinį pamatą stengiamasi paslėpti suteikiant jiems kriminalinį pobūdį, tačiau lygiai taip sovietmečiu buvo persekiojami disidentai. Čia sėdi Nijolė Sadūnaitė, galės patvirtinti. Neva už viešosios tvarkos pažeidimus, fabrikuojant jiems vagystės, girtavimą viešose vietose ir panašiai. Prisidengiant viešosios tvarkos pažeidimais, šiandien vykdomi politiniai persekiojimai taip pat ir Baltarusijoje ir Rusijoje, kuo mes skiriamės. Aš manau, kad šiandien Lietuvos teisėsaugai yra svarbiau nevykdyti teisingumą, apginti visuomenę nuo nusikaltėlių, bet įtvirtinti tokią sistemą, kuri teisintų net ir tokį teisėsaugos smurtą, koks buvo panaudotas gegužės 17 Garliavoje. Visiems pakankamai aišku, kad niekas tų žmonių nepersekiotų, jei nebūtų ko bijoti dėl gegužės 17 teisėsaugos veiksmų, jei tai nebūtų susijęs su Garliavos byla visame jos kontekste, su jos pūliniu tiek teisinėje, tiek politinėje sistemoje. Prisiminkime teismų tarybos pirmininko Kryževičiaus žodžius. Kad šitos bylos politinės ir tikrai susijusios su politinė sistema galime spręsti ne tik iš minėtų Kryževičiaus žodžių, bet ir iš to, kada ši byla pradėta. Pernai metų pabaigoje prieš pat Seimo rinkimus Kauno apygardos prokuratūros, pasikartosiu, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ričardas Gailevičius pradėjo tirti ypatingai svarbią korupcijos ir organizuotų nusikaltimų prasme bylą. Tai yra organizuota 30 bendrininkų nusikaltimą, kuris jam suteikia teisę prašyti skubiai naikinti kai kurių kandidatų į Seimą neliečiamybę ir taip viešai veikti visuomenės nuomonę tų kandidatų atžvilgių. Nors iki rinkimų tie kandidatai taip ir nebuvo nė karto iškviesti ir apklausti. Kad šios bylos politinės galima spręsti iš pateikimų įtarimų šioje byloje, iš absurdiškų bandymų pritemti, kad gegužės 17 įvyko kažkoks labai rimtas organizuotas nusikaltimas, kuriam tiek jėgų naudoja organizuotų nusikaltimų skyrius. Kaltinimai, čia citata, neva 30 žmonių įvykdė bendrą Antstolės Vaicekauskienės užgauliojimą. Ir neva bendras 30 žmonių padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Koks konkrečiai sutrikdymas
nenustebkite, yra valstybės paslaptis, slepiama net nuo bylos dalyvių, įtariamųjų, nes prokurorų ir teisėjų manimų tų baisių įrodymų atskleidimas gali pakenkti labai svarbiam jų korupciniam tyrimam. Taigi šių labai jau nerimtai skambančių visiems 30 įtariamųjų vienodai pateikiamų kaltinimų pagristumas slepiamas taip pat kruopščiai, kaip prokuratūra slepia ir policijos filmuotą medžiagą įrodančią, kad valstybės vardu panaudojo prievartą prieš mergaitę. Kad tai politinis persekiojimas už teisėsaugos kritiką matyti iš visiškai situacijai neadekvačių įtariamiesiems taikomų priemonių. Draudimo išvykti į užsienį ilgiau nei 3 dienom, taip neleidžiant surengti gegužės 17 stipriai nukentėjusiam dailininkui Radišauskui parodą užsienyje, bandant atimti darbą užsienyje dirbančiam Žilvinui Paškevičiui ir grasinant, kad jeigu jisai neatvyks ir neduos parodymų, tai bus pranešta jo darbdaviam užsienyje, jis nedegs darbo. Įsivaizduokit, kas bus, jeigu jisai atvyks ir jam bus įteiktas pasižadėjimas ilgiau kaip 3 dienom neišvykti į užsienį, tai jis neteks darbo. Pagal konstituciją, įstatymui, teismui ir kitom valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygus. Bet tai grubiausiai ignoruojama šiuo atveju. Dėl antstolės skundo nežymių sveikatos sutrikdymų uoliai keliama byla. O štai dėl žymiai rimčiau nukentėjusių nuo policijos veiksmų Garliavoje gegužės 17 atsisakoma pradėti bet kokį ikiteisminį tyrimą. Kodėl laužoma konstitucija? Ar tai ne politinio persekiojimo požymis? Kauno savivaldybės administracija nemano, kad paaugliai klyda rašydami žodį tiesos pažeidžia jos nustatytas viešosios tvarkos taisyklės, bet kažkodėl Kauno policija su to nesutinka ir skundžia savivaldybės sprendimus vieną po kito visiems teismams. Dar daugiau, policija net kai pralaimi teismuose, toliau vėl skundžia ir tai be galo. Ar tai ne politinės bylos? Šitos bylos puikiai parodo, kaip tęsia pažadus generalinis prokuroras Valys. Jisai kandidatuodamas Seime, mums, Seimo nariams, viešai žadėjo iš esmės keisti prokuratūros darbą, maksimaliai viešindamas, informuodamas piliečius apie rezonansinių bylų tyrimą. Bet kadangi generalinis prokuroras netėsi savo pažado piliečiams, tai mes norėtumėm praskleisti šių politinių bylų eigą. Jeigu galima, parodykit video medžiagą. Nežinau, ar čia gerai matosi, ar visi matote, bet čia yra cituojamas policijos veiklos įstatymas, kada policija gali panaudoti fizinę jėgą. Tai yra, kai jie gina save arba kitą asmenį nuo grėsinčio gyvybei pavojaus, kai sulaiko teisės pažeidimą padarius asmenį, kuris vengia sulaikymo, kai kėsinamas į policijos kontroliuojamą ir saugomą objektą, jų turtą, kai masinių riaušių grupinių veiksmų metu pažeidžiama vieša tvarka. Ir esant tarnybiniam būtinumui, kai yra stabdoma transporto priemonė ir jinai nestoja. Tai nei vieno iš šių atvejų Garliavoje nebuvo. Čia jūs matote vyrą, kurį dabar toj paleis ir trenks galvą į grindinį. Dabar sekantis kadras yra, kai gulintis žmogus daužomo šautuvo buožiai tarpkojį. Čia yra vėliavas bažnytinis niekanamis. Dabar čia jūs matysite, kai niekam netrukdanti, besibeldžianti moteris, kuri tikrai niekam. Čia jūs matote ją tempiamą. Siužetas, tai bus akivaizdu, kad žmonės labai ilgą laiką sekė policiją ir sėmė pagal iš anksto sudarytą Būtinai šitą žmogų! Būtinai greičiau, vyručiai! Jisai senukas, viskas, šitą žmogų, būtinai! Patraukėm iš jo, patraukėm! Matėt, žmogus stovi ant laiptų aukštai ir absoliučiai niekam netrukdo, niekam iš viso. Aš išeisiu pati gerai. Jis tiesiog gerai matė situacijas, buvo liudininkas ir reikėjo pašalinti. Na ir paskutinis atvejis, tai bus naudojamos spec priemonės dujos. Greičiau,
apsaugos organo padalinių disidentų, savanorių ir dailininkų Radišauskui. Jie čia yra apakinti dujomis. Čia dabar bus vėl pacituotas įstatymas policijos veiklos, kai yra apskritai draudžiama panaudoti specialiasias priemonės prieš asmenis, kai akivaizdu, kad jie invalidai. Tai aš noriu pasakyti, kad čia abudu žmonės, prieš kurios naudoja spec priemonės, yra abudu neįgalus, vienas su vienu inkstu, bet be abejonės policija negalėjo žinoti, kad jis yra su vienu inkstu. Bet ponas Petrusevičius yra su viena ranka. Tai nematyti, kad žmogus yra su viena ranka ir vis tiek naudoti spec priemonės purškiant į akis, tai yra daugiau negu įžūlu, arba reikia nusipirkti akinus su labai dideliam dioptrijom. Na ir trumpai tai, ką mes čia matėme, paprašysiu pakomentuoti iš tikro vieną iš tų asmenų, kuri buvo net ir nufilmuota tenai, tai moteris, kuri meldėsi ir kurią, kaip matėt, labai grubiai ištempė, tai yra Evelina Paltanavičiūtė Matijošaitienė. Štai čia ant stalo pas mane labadiena visiems. Guli gausybė nutarčių, kurios teigia, smurto nebuvo, jėgos ir prievartos nebuvo. Iš tikrųjų, tai yra, drįstu teigti, kad tai yra politinė byla, kadangi įtarimai žmonėms pareikšti būtent po to, kaip mes ten dalyvavę žmonės su Drąsos kelio partija iškėlėm savo kandidatūras į Seimą. Įvykiai prasidėjo rugpjūčio 24 dieną. Iki tol nei vienas asmuo, nei kaip liudininkas, nei kaip įtariamasis, nei dėl jokių kitokių aplinkybių nebuvo iškviestas pasiaiškinti ar paaiškinti situacijos. Daugybė susirašinėjimų su generalinė prokuratūra, su Klaipėdos apygardos prokuratūra, kuri buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą, bei Kauno miesto apygardos prokuratūra parodė vieną vienintelį faktą, kad prokurorai klaidina visuomenę, klaidina asmenis. Smurtas buvo. Tačiau netoksai, kaip teigia prokurorai, teigia policijos pareigūnai. Žmonės yra apklausinėjami kaip liudininkai, nors buvo sulaikyti pirmą minutę. Pačią pirmą minutę šioje įvykė buvo sulaikytas Juozas Valiušaitis, kuris kviečiamas kitose bylose kaip liudininkas, prašydamas, jo prašoma pateikti informaciją, kas buvo namo viduje, nors to negalėjo matyti. Nukentėję asmenys, kurie atsidūrė ligoninėse, kreipėsi dėl sveikatos sutrikdymų, visiems ikiteisminiai tyrimai yra nepradėti ir nutraukti. Jūs matėte komisarą inspektorių tuo metu, kuris būtent liepė išvesti žmogų invalidą, 80 metų asmenį. Tuo metu jisai buvo komisaras inspektorius. Netrukus po įvykių šis asmuo buvo paaukštintas ir gavo komisaro laipsnį. Liepos 10 dieną prasidėjo susirašinėjimas su generalinė prokuratūra bei Klaipėdos apygardos prokuratūra, kuri teigė, tai rodo prokurorų Zenono Buroko, Romo Jasevičiaus raštai, kuriame teigiama, kad ikiteisminis tyrimas dėl pareigūnų veiksmų, dėl panaudoto smurto yra pradėtas. Tačiau lapkričio 6 dieną paaiškėja, joks tyrimas dėl aplinkybių kieme nebuvo pradėtas. Tyrimas vyko tik tai dėl pareigūnų namo viduje. Kauno miesto teisėjas Kalkauskas cituoja policijos veiklos įstatymą, kuriame teigiama, kad prieš besilaukiančią moterį, prieš invalidą smurtas negalimas. Prieš mane ištempiant iš kiemo aš pareigūnams pasakiau, kad aš laukiuosi. Reakcija buvo nulinė. Aš esu policijos pareigūno žmona, todėl taip pat baigusi teisės studijas ir labai gerai žinau policijos veiklos įstatymą, nes tenka tiesiog jį laikas nuo laiko paskaityti. Ir tikrai tokia prievarta, kokia buvo naudojama prie žmonės ir teikti, kad tai dar žmonės buvo susiorganizavę kažkokią grupę, tai yra nerealu, tai yra tiesioginis politinis susidorojimas. Žmonės yra persekiami, žmonės yra kviečiami į apklausas, žmonėms daromas spaudimas neišvykti. Tačiau vėl vienas labai įdomus faktas. Prokuroras Gailevičius vieniems asmenims liepia pasirašyti dėl neišvykimo iš Lietuvos. Tuo tarpu aš tokio neišvykimo nepasirašiau, nes būtent prokuroras Gailevičius tam suteikė leidimą. Motyvas buvo vienas ir vienintelis. Prokuroras VRK posėdyje rugsėjo mėnesyje vyriausiojo rinkimų komisijoje pasakė tokią frazę, kad
Tai, kas yra surašyta kaltinime, tai nereiškia, kad kiekvienam tas kaltinimas yra tinkamas. Juozas Valiušaitis paklausė, kuo konkrečiai aš užgaulioju antstolę. Atsakymas buvo, tai jūs neužgauliojate. Susidorojimu, jie nesikreipia į medicininės įstaigas ir tiesiog kelias savaitės gydėsi namuose. Smurtas negalimas. Policijos veiklos įstatymas saugo, kad pagrindinė policijos pareigūno užduotis yra saugoti, ginti, padėti. Šioje situacijoje mes matome iš tikrųjų priešingus veiksmus. Ir nuolatinis prokurorų pasisakymas ir faktų nesutapimas, kada tos pačios prokuratūros prokurorai Liepos 2 dieną pasako, kad taip, prieš asmenį buvo panaudota jėga. Tie patys prokurorai, tos pačios apygardos prokuratūroje, praėjus 4 mėnesiams po to, kai būna žmonėms pareikšti įtarimai, kaip viešoje erdvėje pasisako prokurorai ar kiti asmenys, pasako, ne, smurto nebuvo. Kaip gali 2 prokurorai, vadovaudomėsi įstatymu, pasakyti priešingas faktinės aplinkybės? Ne, aš apklausta nebuvau nei iki įvykių, nei po įvykių, kadangi po įvykių parodymus atsisakiau duoti pati. Kadangi vaizdinė medžiaga yra nerodoma, netgi teismo nutartimis negalim susipažinti su ta medžiaga, kurią jie turi, tai tiesiog aš manau, kad yra netikslinga prokurorams pateikti tą medžiagą, kurią turime mes. Be to, yra toksai momentas, kad asmeniškai pati prokurorams esu perdavus ne vieną filmuotą medžiagą. Labai trumpai dar aš papildysiu, čia kai minėjo apie tai, kad visiems grupiniai tie tokie, grupinis nusikaltimas yra bandomas pripaišyti. Tai va čia yra nuotrauka, gaila ten negaliu parodyti, Juozo Valiušaičio, kuris atsidūrė komoje, čia ligoninėje guli komoje, čia priekyje prezidentė prieš tai dar apdovanoja. Žodžiu, tai ponas Valiušaitis iš įvykių buvo pašalintas policijos 58 įvykių sekundę. Nepriklausomai nuo to, jis yra kaltinamas grupinių Vaicekauskienės sveikatos sutrikdymu. Tai čia jam paklausus, tai kaip aš sutrikdžiau tą sveikatą? Tai kaip, ašgi gulėjau ligoniniai komoje, tai kas? Sako, tai konkrečiai ne jūs, bet vis tiek tai buvo grupinis sutrikdymas. Suprantat, tai mes šnekam apie tai, kad policija iš tikro Lietuvoje yra ne tai, kad nebaudžiama, bet apskritai tai yra visiškas savavaliavimas. Visiškas, tai yra neribota valdžia šiuo metu policijos. Prieš pereinant prie Kreidelių byloje tampamos ir persekiojamos Tatjanos Narkevičienės, norėčiau pacituoti policijos veiklos įstatymo 4 straipsnį, kuris aiškiai pasako, kad policija nešališkai gina visus asmenis, nepaisydama jų įsitikinimų, jų pažiūrų, kad policijos veikla grindžiama demokratijos, pagarbo žmogaus teisėms, humanizmo, čia tai, ką matėm, tai yra humanizmo principai, visuomenės moralės, teisėtumo, veiklos viešumo, taip pat prievartos naudojimo tik būtinais atvejais ir jos proporcingumo principais. Tai kaip tai, ką matėme, suderinama su tuo, ką citavau iš įstatymo, tai turbūt, jums visiems turėtumėt patys pasidaryti išvadas. Dabar prašyčiau Tatjanos Narkevičienės papasakoti savo patirtis su policija. Aš kalbėsiu truputėlį kitokių aspektų, nes aš esu mama ir atstovauju iš esmės savo dukrą 15 metų. Jau nuskambėjo, aišku, ta byla, skandalinga Kreidelių byla, kurioje likome tik mes su Elena, nes vyresni vaikai buvo išteisinti Kauno miestą viešosios tvarkos tarnybos. Paskutinis Kauno apylinkių paskutinį nutarimas skelbė, kad administracinė teisės pažeidimo bylos teisena yra nutrauktina, bet tai aš sakyčiau tokia pusė žingsnių tiesos link, nes dar per anksti džiaugtis, nes 20 dienų yra terminas ir policijos komisariatas be abejo ir šį nutarimą gali apskūsti. Labai gražiai skamba teisėjo žodžiai, kad formalus įstatymų ir kitų teisės aktų pritaikymas gali pagimdyti, taip sakykime, teisėtą sprendimą, bet jisai ne visados būna teisingas.
Ir su to mes susidurėm ko ne kasdien. Mažai turbūt kas žino, kad 17 dieną tarp suimtųjų buvo 3 nepilnamečiai. Labai pabrėžtina, nes tikrai niekur to neišgirsit. Visa video medžiaga apie gegužės 17, ką mes matom dabar, tai yra TV3 tiesioginė transliacija. Ir tas, kas yra nufilmuota paprastų žmonių, kurie buvo gegužės 17 rytą Klone gatvėje. Tik tai. Tai tik tai tų žmonių dėka mes matom trupinėlius to, kas buvo tą rytą. Iš tiesioginės transliacijas matosi, kad pašalinta pirmoji kliūtis Juozas Valiušaitis ir tik tai 4 sekundės po to įsijungė įspėjamasis įrašas, kad bus panaudotas specpriemonės ir kiti dalykai. Mes kreipėmės į Seimo narius, dar birželio mėnesį kreipėmės į Tėvynės sąjungos frakciją. Seimo narys Kęstutis Masiulis, net nepalaikydamas mūsų tą tiesos ieškojimą, vis dėlto visą medžiagą persiuntė generaliniai prokuratūrai. Visuomeninės komisijos išvadas, kur buvo pažymėta, kad nukentėję taikus piliečiai, išvardinti konkrečiai, kokie buvo sveikatos sutrikdymai, ir mes buvom tikri, kad prokuratūra tos visus dalykus tirs. Po ilgo susirašinėjimo, po gerą pusmečio, beveik po 8 mėnesių, sudėjus visus dokumentus į vieną krūvelę, mes atsiekėm, kad nieko panašaus nebuvo, nieks netyrė tų dalykų. Dar daugiau, vienas prokuroras rašo, kad įvykiai yra tyriami, jūsų medžiaga yra prijungta, iš kito prokuroro gaunam atsakymą, kad niekada toks tyrimas nebuvo pradėtas. Tai tiesiog ne taip, kad yra klaidinimas, tai jau galima vadinti melu. Dėl nepilnamečių sugrįšiu. Gavo ir cheminių medžiagų akis, nieks nekvietė medicininės kažkokias pagalbas į areštinę. Žmonės buvo pralaikyti po 3-4 valandas, tikrina alkotesterių jų blaivumą, bet nieks nepasidomėjo tų vaikinukų sveikata elementariai. Buvo pripurkšta akis ir tiesiog klausiant, ką gali žmogus paliudyti, sako, gavau tų cheminių medžiagų pirmom sekundėm ir nebemačiau nieko. Neutralizavo žmogų ir tiesiog išnešė iš įvykio vietas. Apie pasipriešinimą kažkokį iš vis net nebuvo kalbos. Dabar ką liečia Kreidelių byla, tai lygiai taip pat pareigūnų, drįstu sakyti, melas tiesiog dokumentaliai forminamas tarnybinių paaiškinimų pavidalį ir prisigamas prie bylos, nes ir vaikai, ir suaugę liudininkai neigia kas antro pareigūno žodį. O kam tas melas reikalingas? Tam, kad pateisinti grubę jėgą, kuri buvo panaudota prieš vaikus, kuri vos pamatė, kad atvažiavo policija, metė tos kreidelės ir prieė pasidomėti, kokie rūpesčiai, kokias problemas. Visiškai viskas pareigūnų yra neigiama. Vaikinas vienas buvo grubiai suimtas, įgrūstas į mašiną už grotų, vien dėl to, kad paklausė, ar aš galiu pasitarti su savo advokatu. Ir aš visiškai suprantu tą vaikinuką, nes gegužės 17 dieną jisai jau buvo suimtas. Ir iš tų 6 jaunų žmonių 3 buvo suimti gegužės 17 dieną. Ir policijos pareigūnai puikiai žinoja, ką jie daro, nes iš pradžių nebuvo tokių ketinimų tų vaikų suimti, pristatyti policijos komisariatą, bet jie gavo skambutį, jie žinoja, ką daro, atrinko tos 6 jaunų žmonės ir atvežė areštinį. Nebuvo nei vaikų teisės darbuotojai iškviesta mano mergaitai, nei man policijos pareigūnai nepranešė, kad dukra yra suimta. Ir tik tai, kaip įsikišo Rita Kupčinska, Seimo nario padėjėja, kaip aš jau pati jau sukėlus nemenką triukšmą policijos komisariate, prisistatė viršininkas ir tada jau man leido pasimatyti su dukra. Kitas dalykas, kiekvieną mėnesį, 17 dieną, mes paminim tą smurtą, tą mergaitės grobimą, pikituojam prie vaikų teisių tarnybos. Mūsų taikų susibūrimai visada sulaukia neadekvataus policijos dėmesio. 2-3 ekipažai, kiekvienas piketo dalyvis yra filmuojamas. Kviečiame esam į apklausas ir klausinėję, kas
organizuoja žmonės, kas surašo raštus. Gaištam laiką, jau per paskutinį piketą priėmė ir sakom, būkit geri, jūs mus kvieskit jau visus dalyvius kartu, mes ateisim, kad ir 14, kad negaišti jūsų laiką brangaus. Nes, tai jau darosi neadekvatu. Turim žinių, kad žmonės yra persekiojami už komentarus internete. Baudžiamąją tvarką. Pagal baudžiamąją kodeksą 155 straipsnį 1 dalį dėl įžeidimą ir šmeištą, nes moteriškutė tiesiog gegužės 18 dieną parašė, šitas policijos pareigūnas tikriausiai už papildomą litą parduotų ir savo kūno dalį. Bet tas policijos pareigūnas, prie kurio nuotraukas buvo parašytas tas komentaras, jisai jau dabar teismuose turi 2 bylas dėl kyšininkavimo. Bet moteriai pagal tą straipsnį grėsia nedaug, nemažai, jau iki pusės metų laisvės atėmimo 2 grupės invalidai, kuri tiesiog be abejo suprantama, kad gegužės 18 dieną tai jau buvo emociškai labai stipriai paveiktas žmogus. Ką aš girdėjau iš policijos komisariato darbuotojų? Mes saugom įstatymą. Aš visada galvoju, kad policija turi saugoti žmonių gyvybę, mūsų ramybę. Bet jie saugo įstatymą, įsikabinė į tą įstatymą. Man paskutinį kartą patvarkant protokolą, ką aš girdžiu, kokį pokalbį. Viršininkas kalbasi su 2 darbuotojams, kaip žūtbūt reikia sudrausminti tą jaunimą, kuris išdrįsa išeiti į Laisvės alėją prie Kauno miesto savivaldybės, protestuoti prieš Stepanavičiaus sugalvotą naują įstatymą, kokį turi būti tvarka laikant valstybinius egzaminus. Tai policijos darbuotojai naršo po Facebooką, sunkiai dirba, ieško komentarų, ieško informacijas ir turim tokį atveju, kada pagal informaciją Facebook'e žmogus nubaustas ir turėjo sumokėti baudą 500 litų. Tai taip sunkiai dirba mūsų policija. O politikai ir policijos, kaip sakant, viršininkai prisidengia tų įstatymų, tai kaip kaukė. Ir žmogiškoje veide mes jau jų nematom. Jie labai saugo mūsų vaikus, kaip ir dukra dalyvavo prieš srovės laidoje, uždengiant veidą ir pakeičiant vardą. Bet aš matau priežastį tą, kad mes bijom pažiūrėti savo vaikams į akis. Nes aš ten matau vienintelį klausimą, kodėl. Tie vaikai nenori nieko, jie tik tai nori tiesos. Ir mes bijom žiūrėti savo vaikams į akis, nes mes atsiduriam tokioje situacijoje, kada prokuratūra, teismai paskęsta kažkokiuose situacijose, kombinacijose, machinacijose. Ir vienas pareigūnas sako vieną, kitas sako visiškai priešingą. Ir net mes jau dėdami visai nedaug pastangų pagaunam, kad mums yra meluojama. Mums yra meluojama ir viską, ko mes siekime, ir net šitą konferenciją, tai tiesiog yra informacinis karas ir Lietuvos rytą išeina straipsniai Lavastis, kaip puikiai mergaitė švenčia naujosius metus su mama, bet neišeina rimta informacija apie tai, kaip persekiojami ir skriaudžiami yra žmonės, kaip mes kovojam tiesiog su savo vaikais. Labai trumpas rakursas, dėkui Tatjanai, paminėjo Lietuvos ryto žurnalistė vieną. Tai žinot, man įdomu, ar Valstybės saugumo departamentas pradėjo, arba generalinė prokuratūra pradėjo kokį nors ikiteisminį tyrimą dėl to, kad buvo atskleista valstybės paslaptis žmogui neturinčiam teisės dirbti su valstybės paslaptimis. Jai buvo pasakytas adresas, kur gyvena ta mergaitė su mama, jinai savarankiškai nuvažiavo, neužtamsintam vagonėlį, kaip vežė Seimo narius, kaip žinot, ten užrištom akim, nežinant, kur veža, specialiai kratant žodžių, kad jie nesusigaudytų net į kurią pasaulio pusę važiuoja. Tai Lavastė viską žinojo. Tai man įdomu, ar pradėtas tyrimas šitoje vietoje, mūsų policinėje valstybėje, dėl valstybės paslapties paviešinimo, išdavimo. Papildymui. Garbus teisininkai, politikai sako labai garsią frazę. Teismo sprendimus reikia vykdyti, nes sprendimai yra priimami Lietuvos Respublikos vardu. Spalio 24 dieną teisėja Kauno rajono apylinkės teismo konstatuoja, kad prokuroras
gavę skundą ikiteisminį tyrimą gali nutraukti tik tai tuo atveju, jeigu yra melagingi faktai. Ir priima nutartį, kuris skamba taip: įpareigoti ikiteisminio tyrimo instituciją bei prokurorą perduoti pareiškimą dėl policijos pareigūnų veiksmų Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Ši teismo nutartis neįvykdyta. Prokurorai ją sumenkino ir jos nepaisė. Nes Klaipėdoje joks tyrimas dėl policijos pareigūnų veiksmų, pasak prokurorų, nevyko. Iš tikrųjų, čia galima būtų labai daug šnekėti, nes tos moterys yra labai daug atsinešę ir faktinės medžiagos ir detalių, tikrai kaip yra persekiojami žmonės. Bet vis tiek jau mūsų laikas baigėsi. O kadangi iš tikrųjų kiekvienas iš jūsų eidamas gatve galite netyčia gauti elektros šoką, ne iš bet ko, bet iš policijos, galite būti apipurkšti dujomis, sumušti, uždaryti į bagažinę, kaip buvo amžinatilsį Gintarui Beresnevičiui, galite būti sumušti iki kominės būsenos, kaip buvo Ramanauskieniai, galite būti tiesiog policijos prievartos aukomis ir niekas dėl to nebus nubaustas. Jau bent aš nežinau nei vieno atveju, kad būtų nors vienas policijos pareigūnas už smurtą prieš taikų pilietį nubaustas. Tai į konferencijos temos klausimą, kas Lietuva daro policinę valstybę, atsakau. Generalinis prokuroras Darius Valys, neužtikrindamas, kad būtų pradėtas tirti policijos smurtas prieš taikius piliečius, stovėjusius ne bet kur, o privačiame kieme. Generalinis komisaras Saulius Skvernelis, neprižiūrėdamas policijos pareigūnų veiksmų ir nereikalaudamas atsakomybės už neadekvačius veiksmus prieš taikius beginklius piliečius. Kauno apskrities viešosios policijos komisariato viršininkas Algirdas Kaminskas ir jo buvęs pavaduotojas Darius Žukauskas, kurie asmeniškai atsakingi iš panaudotą smurtą ir neteisėtus veiksmus Garliavoje gegužės 17. Kauno AVPK centro policijos komisariato viršininkas Raimondas Zinkevičius, persekiodamas Kreidelių byloje dalyvavusius paauglius ir jų tėvus. Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ričardas Gailevičius, persekiodamas taikius Garliavos įvykių liudininkus. Kauno rajono apylinkės prokuratūros prokurorė Rita Raulinaitienė, atsisakydama kelti bylas dėl neadekvataus policijos jėgos panaudojimo ir sveikatos sutrikdymo Garliavos įvykių metu. Ir taip pat Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Virginijus Kalkauskas, kabutėse išsamei atlikęs ikiteisminio tyrimo analizę ir priėmęs išvadą, kad prieš taikius piliečius privačiame kieme policijos panaudota fizinė jėga buvo adekvati. Čia citata. Manau, kad sąrašas valstybės tarnautojų, darančių Lietuvą policinę valstybę, turėtų būti nuolatinai pildomas ir tikrai pasižadam jį pildyti. Gal turit klausimų? Galima. Taip, prašau. Aš norėčiau replikėlę tokią pridėti. Čia paminėtas buvo valstybės saugumo departamentas. Kada Venckieniai buvo atimama neliečiamybė, tai prokuroras atstovavęs pasakė, kad mes turime VSD padarytą Garliavos įvykių įrašą. Reiškia, šita tarnyba yra įtraukiama į visų persekiotojų sąrašą ir yra labai reikšminga. Papildydama galiu pasakyti, kad aš manau, kad kai mes čia sakėme, kad sąrašas tų, kuriuos reikėtų suimti, dar neprasidėjus Garliavos įvykiams, tai buvo padarytas iš anksto. Labai gali būti, kad ten dalyvavo valstybės saugumo departamentas sudarant tą sąrašą. Tai prašau, kas ten norėjo paklausti. Žinot, pas vidaus reikalų ministrą aš asmeniškai tai rytoj 10 valandą, bet iki šiol nesu girdėjusi, kad būtų kaip nors rimčiau pasielgta, kaip ir analogiškai, toj duosiu žodžiu, kaip ir analogiškai buvusių FNTT pareigūnų byloje. Mes negirdėjome, kad atėjus naujam vidaus reikalų ministrui būtų aukštesniems teismam nebeskundžiam arba bent jau atsiimti skundai. Na, ta prasme, kad būtų tiesiog grįžta į status quo, į teisinės valstybės statusą. Kol kas negirdėjau realių veiksmų. Papildykit. Dar vasarą iškart po įvykio advokatas Saulius Dambrauskas, kuris savanoriškai stoja ginti vaikus, surašė skundą generaliniam prokurorui, generaliniam komisarui dėl grubaus elgesio suėmant jaunimą.
Ir į tą skundą fantastišką atsakymą, tiesiog atsikalbinėjimas 2 puslapių apie tai, kokias teisės turi policijos pareigūnai. Tai aš puikiai suvokiu, kokias teisės turi policijos pareigūnai, bet aš kalbėjau apie tai, kokį turi pareigą. Tai visas elgesys policijos komisariato šitoje byloje, tai man sunku patikėti, kad išgirsta kritiką iš ministro ir pagaliau nebeskūs teismo sprendimą, nes jau tą ratą mes einam 2 kartą ir nebuvo įvertinimą. Pareigūnai meluoja šitoje byloje. Aš tiesiog šitoj vietoje užstoju savo dukrą, nes aš žinau, kad jinai kalba tiesą. Ir ne tik jinai, yra nuotraukos, kurios visiškai, jeigu byloje įsiktas policijos darytos nuotraukos, kur visiškai kitas vaikas yra pažymėtas kaip mano dukra. Kalba eina apie tai, kad policijos pareigūnai prašė vaikus parodyti asmens dokumentus. Sako, nieko panašaus nebuvo. Kalba apie tai, kad jie nenustoja piešti toliau, nieko panašaus nebuvo. Mes turim nuotraukas, dėja neturim filmuotas medžiagos, nuotraukas kalba visai ką kitą. Mes susidurėm, kad melą dokumentaliai formina, įsigai bylą ir tai yra pateisinimas, kodėl prieš vaikus reikėjo elgtis grubiai. O čia yra nuotrauka, gaila neturim kitokiam skaitiniam informate, kaip vaikinas paprašęs advokato yra uždarytas šunims skirtoje bagažinėje. O policijos pareigūnas tuo metu kalba mobiliuoju telefonu. Mašina tuščia, jis galėjo pasodinti normaliai į kabiną. Ne, nu kam, žinot, nu šuo. Ko čia žmogus skiriasi nuo šuns? Taip, prašau. Tatjanos Narkevičienės noriu paklausti. Jeigu neklystu, įstatymas draudžia apklausti nepilnamečius be tėvų, ar Kraidelių byloje policininkai vykdė tokią apklausą, ar skundėte tokius jų neteisėtus veiksmus? Kam skundėte ir koks buvo atsakymas? Tai dabar, tik tai paminėjau, skundas buvo surašytas generaliniam prokurorui, generaliniam komisarui. Kamodami šitą informaciją, tai mes turim absoliučiai visus dokumentus ir kadangi esam praktiškai informacinė izoliacija, tai jau kas kreipsis, tai tikrai viską maksimaliai viešinsim. Advokatas Dambrauskas už tai, kad jisai surašė skundą, už tai, kad atstovavo vaikus pradiniam etapė šitoje byloje, už tai, kad surašė skundą dėl advokato Černiauską vykdant teismo sprendimą, sulaukė neadekvataus dėmesio. Jisai nubaustas bauda, tikrai man nedetalizavo šitų dalykų, bet šią informaciją aš išgirdau teisme, kad žmogus yra tiesiog sulaukęs dėmesį dėl to, kad stojamos ginti. Jūsų klausimą atsakant, ne tik, kad vaikai buvo suimti be vaikų teisių specialistų, nepilnamečiai vaikai, be socialinių darbuotojų, buvo pralaikyti 3 ar 4 valandas policijos komisariate, jiems buvo liepta rašyti pasiaiškinimus, nedalyvaujant tėvam ir socialiniam darbuotojui, jokiam ten psichologui ir taip toliau, bet net ilgą laiką nebuvo leista apskritai paskambinti tėvam ir pranešti, kad jie yra uždaryti. Ir policija to nepadarė. O koks valdžios atsakymas į skundus dėl tokio neteisėto pareigūno elgesio? Labai įdomus atsakymas. Sakė, 2 puslapiai atsirašinėjimo apie policijos įstatymą. Čia kaip ir su tais sužeistais žmonėmis Garliavoje. Tai jeigu jums pacituoti, ką prokuratūra arba teismai cituoja, jie nurašo ištisą policijos įstatymo, praktiškai ištisus straipsnius, tuos, kuriuos va čia mes rodėme, kad jie negali panaudoti fizinės jėgos ir smurto, jie kažkaip pamiršta arba apeina ir parašo, kad už sužeidimus, netgi už mirtį policijos pareigūnas savo tarnybinių pareigų atlikimo metu neatsako. Tai šitas sakinys būna įrašytas visada. Ar aš teisingai supratau, kad Seimas gali priminėti įstatymus, kuriuose rašyti, kad paaugliai negali būti apklausti be tėvų, bet policija ir prokuratūra išleidžia savo aukštesnius įstatymus ir panaikina Seimo priimtus sprendimus ir apklausinėjo ir apklausinės ateityje paauglius, jeigu jie rašys žodį tiesos, bet tėvų žinios. Teisingai supratau? Mes susidurėm su situacija, kada labai selektyviai pasirenka įstatymą, kurį reikia ginti ir labai uoliai jį gina ir visas priemonės yra pateisinamas. Dėl įstatymų pažeidimų mes kaip piliečiai galim kreiptis tik į prokuratūrą, į generalinį prokuratūrą, iš kur mes gaunam labai įdomius atsakymus, kurie prieštarauja vienas kitam ir daugiau nieko nebegalim pasiekti. Tai tiesiog priėjama aklavietė, kada iš generalinės prokuratūros negaunam jokio adekvataus tai situacijai atsakymą. Kur daugiau eiti, tai mes tiesiog galim apie tai jums pranešti, kad apie visą šitą ratą mes pasiekim nieko.
Dar yra koks nors klausimas. Mes labai užvilkinom spaudos konferencijos laiką. Žinote, aš jums pasakysiu taip, kad mes galime kurti kokį norim įstatymą. Va tik kitas Seimo narys pasakė, ar ne? Įstatymus iš principo mes turime pakankamai neblogus, bet juk ne įstatymas nulėmė, kaip elgesi kiekvienas konkretus žmogus. Šiuo atveju visiškas nebaudžiamumas priklauso nuo galvų. Aš įvardinau tuos, kurie aš manau, kad daro šiuo metu mūsų valstybė policinė valstybė. Tuos, kurie skatina nebaudžiamumą, ne tik kad netiria, bet iš esmės skatina. Tai, žinot, tas posakis yra atsibodęs, kad žuvis pūva nuo galvos, bet šiuo atveju dėja jisai tinka. O mes įstatymus galime keisti kaip norim, vaikų negalima apklausinėti be tėvų, bet kas iš to, taip vyksta ir tai vyksta nuolat. tą idėją galima pasvarstyti. Mes bandėm praeitoje kadencijoje priimti ypatingojo prokuroro, kaip žinote, įstatymą, bet susidūrėm su labai dėliu pasipriešinimu. Manau, kad tas pats Teisės teisėtvarkos komitetas, kuris vėlgi yra tų galvų apsauga daugeliu atveju, manau, kad tiesiog pradiniai stadijoje nepraleis. Darbo grupėje galima, aišku, be abejonės pasvarstyti ir sukurti. Ačiū už idėją. Dar paskutinis toksai aspektas. Prieš pat Garliavos įvykius kelios minutės iki jų vyko policijos instruktažas. Gal 10-15 minučių. Policijos instruktažo metu buvo skaitomas ilgas instruktažas, kurio metu buvo pasakyta tokia viena frazė. Fizinė prievarta naudojama tik esant būtinybei ir tik tiek, kiek to reikalauja situacija. Už kiekvieną savo atliktą veiksmą pareigūnas atsako asmeniškai. Žinoma, mes jūs ginsime. Jeigu daugiau nėra klausimų, tai gal tada leisite pabaigti. Aš galiu pastebėjimą tokį pasakyti. Prašau. Labai trumpai. Kada mes irgi ne iš karto pradėjom stebėti, reiškia, tą Garliavos bylą ir kaip pradėjom domėtis ir atviriai kalbėti savo bendruomeniai, tai iškilo labai daug tokių faktų, kurie yra slepiami iki šiol ir iš tikrųjų negaliu netikėti aš, kadangi aš dirbu 20 metų su gatvės jaunimu ir negaliu netikėti tai žmonėm. Tai pasirodo yra daug žmonių, kurie galėtų pasakyti ir patvirtinti, kad tokios pedofilijos atvejai yra buvę ir anksčiau ir tokie visiškai labai identiški atvejai buvę ir anksčiau. Tačiau kaip vienas toks atvejis buvo papasakotas, kad galėtų pasakyti, bet nėra kam pasakyti. Esmė ta, kad buvo žmonės netgi atradę, kur vyksta pedofilijos aktai. Tai reiškia, kur vaikai atvežami, suvažiuoja su tamsitais langais mašinos. Ir ten atvežami vaikai, 7 metų būtent irgi buvo mergaitė viena atvežama. Ir į detalės neikit, aš žinau netgi apie ką jūs šnekate. Esmė yra ta, kad reiškia, kai žmonės nuėjo ir pranešė generalinį prokuratūrai, tai į tą prokuratūrą atvažiavo tie patys vyrai su tamsitais langais ir jiems ten buvo pagrasinta, jeigu tai išeis į viešumą, jūs busite pakasti. Kas svarbiausia, kad busit pakasti, sako visiškai skirtingi žmonės, kurie vienas kito nepažįsta. Tai tokių atvejų nėra kam pasakyti, nes jeigu nueis į prokuratūrą, nueina vaikų teisės siunčia prokuratūrą. Nueina prokuratūrą, ten pagrasinama juos nužudyti, nes ten pasirodo iš tikrųjų susijęs su saugumu, su prokurorais, su teisėjais. Tai mano patarimas tada tikrai, jeigu galima, surinkite tuos liudijimus, tik tai būtų gerai, kad jie būtų neanoniminiai. Tai jūs atvežkite juos, man galite atvežti Nagliui Puteikiui. Ir mes įsipareigojame, kad galim netgi neviešindami vardų ir pavardžių, bet perduoti, tirti konkrečiai prokurorams ir paskui stebėti, kaip vyksta tas tyrimas. Aš abejoju, ar tai nebus nuslapinta, nes jūs matote, kas vyksta valstybėje šiuo metu. Bet bent pabandyti padaryti tikrai reikėtų. Bet, supratot, aš tą kalbėjau. Aš supratau ir aš kviečiu. Žmonės iki šiol bijo, nors tai iš tikrųjų netgi kai kurie atvejai yra 10 metų senumo
ir jiems jau iš tikrųjų nesinori netgi tai atkasti. Tai nes iš tikrųjų vaikai užaugia ir visa kita. Bet tai netgi ir dabar bijo pasakyti, kad nėra kam pasakyti iš tikrųjų Lietuvoje. Nes yra slepiama. Tegul atvažiuoja pas mane, tegul pasako. Gerai. Čia prieš kurį laiką Šalaševičiūtė pati pasisakė, būdama vaikų teisės, vietoj Žiobienės, ne, dar prie Žiobienė, kad vaikų namų augintiniai šimtais išvežami pedofilų džiaugsmui. Yra net cituojama laikraštį, vat reikėtų tik pasiieškoti kokiam laikraštį. Atvirai, bet kur kas, jei tas nerūpi? Juk nekelia ten jie buvo atlikę tyrimą tokį vaikų namuose, kiek yra patyrę seksualinę prievartą ar tai išnaudojimą. Ten skaičiai tai buvo tikrai labai kolosalus ir labai tokie gazdinantis. Apie tai, kad išvežami, tai nesugirdėjus, kad jinai būtų sakęs. Jinai sakė, kad šimtai vaikų. O mano prietelė yra įsidukrinė, tai tikrai mergaitės privartautos ir 5 ar 7 metus to tvargo, kol tą 3-4 metų Mariją jie atpratino, ir iš Kauno atvažiuoja vyrai, kojytė šitaip įskėtus ir tarp kojyčio, ne? Kojys čia dabar be mašinos, o vyrai atvažiuos iš Kauno ir nuveš, kur reikia. Žodžiu, atviras dalykas ir tai yra tautos naikinimas, sąmoningas tautos naikinimas. Išvežami taip, bet jie išvežami oficialiai įvaikinant užsieniečiai. Kada įvaikina užsieniečiai, taip irgi yra, netgi kai kurie darbuotojai, tai socialiniai darbuotojai, tai irgi yra pasakę, tai jie įtarė, kad jie įvaikinami su to tikslu, jie buvo atleisti iš darbo. Aš labai atsiprašau, mes iš tikrai užvilkinom jau 2 spaudos konferencijos laiką. Jeigu tikrai norite ar pasikalbėti, ar turite informacijos, tai tikrai visus kviečiu, galim kažkur tai susirinkti ir po spaudos konferencijos pasišnekėti. Bet čia vyksta įrašas ir vis dėlto mes tikrai jau į laiko limitus netelpam. Tai labai dėkui už dėmesį.